Sveiki, aš Darius Švenčionis. Taip pat artimiausią pusvalandį pasikalbėsime. Daiktų žymėjimas padeda surasti pamestus daiktus arba apsaugo nuo vagysčių. 112. Naują vertingą daiktą, telefono, nešiojamą į kompiuterį ar fotoaparatą galima apsaugoti nuo vagysčių ar pametimo, žada interneto projektų bendrovė Creative Partner. Jos specialistai sukūrė elektroninę daiktų žymėjimo sistemą pažymėtas.lt, kuria fiziniai asmenys gali naudotis nemokamai, o įmonėms siūloma nauja paslauga daiktų žymėjimas ir inventorizacija. Apie šią idėją kalbame su jos sumanytoju Vitalijumi Ežerskiu. Sveiki. Labas rytas visiems. Pone Ežerski, kaip veikia ta sistema, ką duoda daiktų žymėjimas? Turbūt ir šiai dienai tebėra aktualus klausimas žmonėms, kai pameta arba randa daiktą kažkuris iš asmenų. Mes sukūrėme tokią sistemą, kad Lietuvos gyventojai galėtų nemokamai pasitikrinti bet kurį daiktą, kurį jisai pameta arba randa, ar jisai nėra pavogtas, ar jisai nėra ieškomas, ar tiesiog bus galimybė paskelbti premiją už rastą daiktą. Yra ir policija žymi daiktus, taip pat yra kuriamos duomenų bazės apie, tarkim, pavogtus dviračius. Kuo jūsų sistema yra kitokia, unikalesnė, lyginant su kitais žymėjimo būdais? Taip, iš tikrųjų mes su Lietuvos policija nekartą jau kalbėjom šio klausimu ir buvome suderinę šitą sistemą. Pažymėti daiktai ar pavogti, ar pamesti, jeigu jie pateks į policijos, rankas, ar ten, pasiras pas vagis, tai jie tiesiog taip pat galės patikrinti mūsų sistemoje ir tai apskritai galės padaryti bet kuris Lietuvos gyventojas nemokamai. Tai tiesiog atsiranda galimybė, iš namų, neišėjus, net prie interneto pasitikrinti, reiškia, daiktą, ar jisai nėra ieškomas, ar jisai nėra pavogtas. Ir čia galbūt aktualu antrinių, rinkų klausimais, kur, kai žmogus, perka naudotą daiktą. Pasitikrinti, ar jis nevogtas, ar viskas gerai. Taip. Kiek laiko vystote šį projektą ir kiek jau dabar turite užsiregistravusių vartotojų? Pats projektas startavo labai nesenai, tai rugsėjo pradžioje jis yra paleistas į viešumą ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad jau per mėnesį pavyko pasiekti nemažai rezultatų. Tai, sveikinam didžiasias jau kaip ir Lietuvos įmonės, kurios prisideda ir supranta prie šio projekto vertės sukūrimo. Tai yra draudimo kompanija, yra šarvuotų durų gamintojai ir jie, reiškia, tą esmę suprato ir jie prisideda prie mūsų projekto palaikymo, jie tampa mūsų partneriais. Taip pat, aišku, turim užsiregistravusi per 100 žmonių, kurie tiesiog laukia galbūt sekančių žinių apie mūsų projektą, nes projektas yra daromas etapais. Jūs sakote, kad jūsų sėkmę lems masiškumas, žinomumas, kiek žmonių naudosis, kiek žmonių žinos. Ko tikitės ateityje, kiek turėtų būti pažymėtų daiktų, užregistruotų, kad žmonės žinotų, kad tai suveiktų? Šiuo metu iš tikrųjų vyksta kaip tik dėrybos su didžiaisiais Lietuvos prekybos tinklais, nuo elektroninės, buitinės technikos. Tai jeigu mums pavyks susitarti, jau žmogus pirkdamas daiktą prekybos centre ar internetu, jisai turės galimybę jį pasižymėti. Tai atsiranda galimybė sukurti tiesiog prevencinę priemonę Lietuvoje, kad bet kuris norintis galės patikrinti daiktą, ar jisai tiesiog yra nepavogtas ar nepaieškomas ir tiesiog kam jisai priklauso. Pone Ežerski, ir sugalvojate įdomų eksperimentą, populiarindami savo portalą pažymėtas.lt. Kas tai per eksperimentas, kuriuose miestuose jis vyks? Gimė tokia idėja, kad tiesiog surinkti tarp Lietuvos miestų sąžiningiausią miesto rinkimus ir esame suplanavę, kad didžiosiuose Lietuvos miestuose, turbūt tai bus Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys, mes tiesiog išmėtysime pažymėtus daiktus, raktus, pinigines, automobilių raktus, tiesiog paeksperimentuosime, kaip žmonės randa ir grąžina tos daiktus, jeigu ant jų yra specialus žymėjimas. Tai yra mūsų logotipas pažymėtas.lt arba ID, kortelė piniginė įdėta, kur yra visa instrukcija, kaip grąžinti daiktą. Kada pradedate eksperimentą, kada miestuose ieškotų pamestų daiktų?
Tiksli data kol kas nežinom, galbūt kita savaitė, nes tiesiog reikia pasiruošti tam eksperimentui ir surinkti nemažai daiktų. Tai džiaugiamės, kad turime rėmėjus tam tikrus. Pranešim, manau, kad tikrai spaudoje ir visur galbūt ir Delfis pasijungs pas mus į šį eksperimentą, jau patys domėjasi šiuo eksperimentu. Tai tiesiog bandysim išplatinti žinią. Tai dėkoju už pokalbį, idėjos pažymėtas LT, žymėti daiktus, kad būtų juos lengviau surasti pametus ar apsaugoti nuo vagystės sumanytojas Vitalijos Ežerskis ir artimiausiu metu žada eksperimentą, kuris nustatys, kuris miestas yra sąžiningiausias ir daugiausia pažymėtų daiktų sugrąžina savininkams.